Sveiki visi, tai yra 9 C++ pagrindų pamoka ir šioje pamokoje mokinsimės ir kalbėsime apie else if sakinį, kas yra pagrinde to if ir else raktažodžio mišinys. Tai galime pradėti, vėlgi susikursime nedidelę praktinę programėlę, tai yra tiesiog vėl įvesime tipo savo amžių klaviatūra ir tai bus tiesiog patogiau matyti, kaip veikia tas else if sakinys. Ok, tai iš pradžių susikurkime kintamai, kas bus mūsų amžius, išveskime į ekraną tekstą, įveskite savo amžių. Toliau cin, išsaugokime iš klaviatūros reikšmę į a kintamąjį ir pradėkime. Tai if, vėlgi tas pats kaip praeitoje pamokoje, jeigu a yra daugiau arba lygu 18, tai tarkim tu ten gali kažką matyti, vėlgi nenaudoju kodo bloko, šiek tiek aiškiau galbūt bus ir mažiau vietos užims. Tai cout, tu gali ten matyti, tarkim, kažką, arba tu gali. Tarkim, dabar norime patikrinti, jei mums yra 18 arba daugiau, mes galime pilnai matyti kažką. Tuomet norime patikrinti, ar mums, sakykime, yra daugiau už 16 metų. Tai yra, jeigu mums nėra 18, bet mes turime sulaukę 16, tada, sakykime, galime matyti, bet ne viską, o jeigu mums yra mažiau 16, mes negalime apskritai nieko matyti. Tai tam, kad pridėti tokių papildomų sąlygų į tą visą mūsų sąlygos sakinį bendrą, mes rašysime else tarpas if. Sakykime, vienas toks sakinys. Kai kuriuose kalbose netgi jis yra sujungtas į vieną raktažodį else if, bet realiai mes galime juos atskirti ir tai bus kaip atskiras sakinys, kurį galime panaudoti tik kai prieš mūsų šį sakinį else if yra paprastas if. Okay? Tai bet kur mes jo panaudoti negalime else if. Pradėti turime nuo if, tada else if ir galų gale else. Tiesiog jį reikia to. Else if ir sąlyga, tarkim, jeigu mums yra daugiau arba lygu 16, tai yra jeigu mūsų amžius yra didesnis arba lygu 16, bet mažesnis už 18, nes jeigu suveiks ši sąlyga, tai yra jeigu mums bus 18 arba daugiau, atvaizduos šį kodą ir toliau jau nieko netikrins, nes mums suveikia tas pirmas if sakinys ir toliau jau netikrins automatiškai, kalba pabaigs visą tą mūsų sąlygos sakinį. Bet jeigu mums nėra 18, tikrins štai šią sąlygą, ar mums yra daugiau arba lygo 16. Ir tada galime atvaizduoti, tu gali, bet su išimtimi, tarkim. Nesvarbu, vėlgi visiškai čia endline'us pridėsiu tik tais. Štai. Ir toliau galų gale galim parašyti else, jei norim, tai nebūtina vėlgi, bet aš noriu. Tai else galų gale, sakykime, cout, tu negali. Ok, and l. Ir štai. Tai kaip visą tai dabar perskaityti? Tai jeigu amžius yra didesnis arba lygus 18, atvaizduoji į ekraną tu gali. Tačiau jeigu mūsų amžius nėra daugiau arba lygu 18, tai yra mažiau už 18, tarkim, tuomet suveikia else if sąlyga ir tikrina, ar amžius yra didesnis arba lygu 16. Tai automatiškai jau mažiau už 18, nes jeigu būtų 18 arba daugiau, suveiktų tik šis kodas ir nustotų. Toliau šių sakinių nevykdytų ir ignoruotų jos. Bet kadangi, tarkim, nesuveikia, tai yra ta sąlyga pirma yra neteisinga, pradeda veikti šį sąlygą ir tikrina, ar mūsų amžius yra 16 arba daugiau. Jeigu taip, atvaizduoja štai šį kodą, kad tu gali, bet su išimtimi, sakykime, matyti kažkokį turinį. Bet jeigu ne, vėlgi ignoruoja šį kodą ir pereina prie else. Else nieko jau netikrina papildomo, tiesiog atvaizduoja tu negali ir tiek. Tai pasileidus programą, dabar štai įveskite savo amžių, jeigu įvedam, tarkim, 5, rašo tu negali. Ok, kodėl? Nes iš pradžių tikrina, ar 5 yra daugiau arba lygu 18, ne. Tai ignoruoja šį kodą ir pereina prie else if. Ar 5 yra daugiau arba lygu 16,
Ne, mažiau 16, todėl ignoruoja šį kodą ir pereina prie else. Čia jau nieko netikrina, todėl belieka tik atvaizduoti, kad tu negali. Dėl to ir matėme, tu negali. Dabar įvedus 18 mums rašo, tu gali, nes patikrina šią sąlygą. 18 yra daugiau arba lygu 18, taip, dėl to atvaizdavo tu gali. Ir kaip minėjau, po tu gali nieko papildomo nematėt, dėl to, kad šie du sakiniai, else if ir else nesuveikia, nes suveikia pirmas if sakinys. Tai kadangi visi šie 3 sakiniai kaip ir yra vienas sąlygos sakinys, viena bendra sąlyga, vienas kažkoks bendras patikrinimas ar testas. Dėl to bent viena dalis iš jų suveiks, nesuveiks kitos. Ir vat būtent dėl to mes ir naudojame else if kartu prie to pirmo if sakinio. Parodysiu pavyzdį. Štai čia yra if ir else if. Kiti galvotų, o kam man tas else if, aš galiu 2 kartus parašyti if, ta prasme, va tokiu būdu, sakykime, if a yra daugiau už 18, if a yra daugiau arba lygu 16 ir taip toliau. Taip pat veiktų? Taip, veiktų, bet ne visai taip. Nes dabar, tarkim, pasileidau programą ir įvedu 18, man rašo, tu gali ir tu gali, bet su išimtimi, nes tikrina 2 kartus. Ar 18, mūsų įvestas 18, kur įvedžiau, yra daugiau arba lygu 18? Taip, 18 lygu 18, dėl to išveda į ekraną tu gali. Ir toliau tikrina vėl, ar 18 yra daugiau arba lygu 16? 18 yra daugiau 16, dėl to vėlgi išveda, vykdo šį kodą. Tai vat būtent dėl to mes matome 2 atsakymus, kai mes įvedame kažką tokio, ok? Bet vėlgi, kartais mums, aišku, reikės atskirus ifus daryti, bet šiuo atveju, kai mes norime tikrinti tik tą vieną amžių su kažkokiu vienu patikrinimu, tai yra su keliais patikrinimais, bet vienoje sąlygoje, tai yra, kad norime, kaip ir buvo, tiesiog turime naudoti else if, ok? Tuomet suveiks tik vienas kažkuris kodas, ne abu ar panašiai, nes čia yra else raktažodis. Jei ši sąlyga nėra teisinga, tuomet suveiks else, o čiagi tikrina vėl if stovi, tai vėlgi tikrina, patikrina ir vėl kažkas vykdoma, jeigu sąlyga teisinga, jei neteisinga, pereina toliau, bet toliau nieko nėra, buvo else pas mus. Galima, žinoma, ir daugiau tų else if rašyti, kiek tik norite, tai jau priklauso nuo jūsų programos ir taip toliau. Pagrinde, tikiuosi, supratote, kaip veikia else if. Ir tai yra iš tiesų labai paprasta, tiesiog, sakykime, išplečiate savo tos sąlygos sakinius. Jei if sakinys nesuveikia, tai yra, jei if sakinio kodas nesuveikia, tuomet pradeda veikti else if kodas, jeigu žinoma to else if sąlyga teisinga. Jei neteisinga, dar toliau eina, jei ten yra dar daugiau tų else if, suveikia tie kodai, jeigu jų sąlygos teisingos. Jeigu ne, vėlgi keliauja toliau, kol prieina prie else, jeigu yra else, suveikia else kodas, jeigu visos sąlygos iki else buvo neteisingos. Tai tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį, tikiuosi viską supratote ir iki.